Sveiki visi, kas žiūri, kas žiūrėjo jau arba klausė mūsų pirmą paskaitą, pirmą bloką iš 12, kurie paruošti tam, kad tie, kurie pradeda arba pradeda po ilgesnės pauzės, pertraukos, kad teisingai pradėtų sportuoti. Ir taip kūno lavinimo modulis, kurį pristato Kultūrizmo akademija. Antra sesija. Šiandien mes nagrinėsim tokias temas. Jos bus 3, kaip visada. Pirma tema bus stresas, distresas ir jų poveikis. Antra - amžiaus grupės, krūvio testas, svorio parinkimas. Trečia - maisto virškinimas ir adaptacinės galimybės. 3 labai svarbios temos, to kad su tuo visi susiduria, tik tai ne visi žino, kaip ką daryti ir kaip elgtis. Važiuojam. Stresas, distresas, poveikis. Stresas. Streso trūkumas yra mirties ženklas. Šitą frazę priklauso streso sąvokos atradėjo Hanso Selye, tai vengrų kilmės Kanados mokslininkas, kuris 36 metais praeito amžiaus surado ir įvardino tokį biologinį fenomeną. Jį vadina streso tėvu. Pragyveno jisai pakankamai ilgai, 7 kartus buvo nominuotas į Nobelio premiją, bet jos negavo dėl sąsajų su tabako kompanija. Stresas pripažįstamas kaip tipiška kūno reakcija į veiklos metu naudojamus krūvius. Todėl darbingumo didinimas grindžiamas prisitaikymu prie streso. Kaip jūs matot šitam grafike, tai pagrindinis adaptacinis sindromas, kurį kaip tik ir atrado Selye, ir jisai rodo, kaip kas vyksta. Stresas, kai atsiranda stresorius, tai yra įvykis, mūsų kūnas pradeda su juo kovoti, ateina aliarmo fazė, po to, kaip jisai baigėsi, vyksta atsistatymas. Ir toks yra bangavimas. Kiekvienoj bangoj įvyksta kažkokie dalykai. Apie stresą kalbama mokslinėje literatūroje visur iš 2 pusių. Tai yra eustresas ir distresas. Eustresas tai yra vidutinio lygio arba trumpas aukštas stresas, kuris veikia teigiamai mūsų kūnui ir jo prisitaikymui arba adaptacijai. Distresas tai yra labai aukštas ir arba chroniškas, ilgas, trumpalaikis stresas, kuris labai ilgai kartojasi. Šitas stresas veikia visai atvirkščiai, jisai yra blogas stresas ir jis vadinamas distresu. Kaip vyksta specifinis prisitaikymas? Čia reikėtų pažiūrėti į šitą grafiką, kuris šitoj skaidriai, ir mes matom, kad darbo metu, work, pas mus įvyksta katabolizmas. Tai mūsų kūnas, grubiai tariant, dėl to, kad dirba, jisai ardomas. Čia panašiai kaip jeigu važiuojame automobiliu, pas mus kūras deginamas. Vyksta tas pats. Mūsų kūnas naudoja tam tikrus resursus, kurie yra. Apie resursus mes irgi kalbam 3 daly visada. Tai šitie resursai krenta. Po to darbas baigėsi, stresorius baigėsi ir tada prasideda fazė atsistatymo. Ir kaip jūs matot, va šitoj skaidriai, va šitam grafike, jisai eina į viršų. Ir atsistatymas dažniausiai, noriu pabrėžti, būna šiek tiek didesnis negu tas, kas įvyko arba kritimas. Ir va čia reikia turėti omeny. Atsistatymas tai yra anabolizmas, jo metu vyksta mūsų kūno rekonstrukcija. Tam, kad rekonstrukcija vyktų sklandžiai, reikalingos maistingos medžiagos ir tam tikros sąlygos, ir tai vyksta. Kiekvieną kartą mūsų kūnas tam, kad išgyvent, kad pasiruošt ateičiai, jisai visą laiką palieka tam tikrą nedidelį rezervą. Kaip jūs matot, va tą bangelę. Ir tai yra kaip tik tas fenomenas, dėl ko mes išgyvenam ir dėl ko mes galim tobulėti. Kaip mūsų kūnas reaguoja. Visa sistema bazuojasi hormonais. Tai yra tokie mediatoriai, kurie įjungia mūsų vidaus organus ir sistemos, kad jie galėtų atitinkamai elgtis. Kaip jūs matot šitoje skaidriai, vyksta stresas, mūsų smegenys sureaguoja, išeina hormonas, kuris paveikia antinksčius ir iš ten išskrenda 2 hormonai. Kortizolis
ir adrenalinas. Ir jų poveikis yra, matot kaip, praktiškai visus svarbiausius vidaus organus. Tai ir kepenys, kraujotakos sistema, oda, plaučiai, akis, skrandis. Praktiškai viskas. Kadangi mes labiau orientuoti į fizinį aktyvumą, mes matom, kad stresas veikia ir kraujotakos sistemoje. Įvyksta toks didžiulis fenomenas. Kraujotakos sistema pradeda skirstyti skirtingai resursus, tai yra kraujo srautus. Ir kaip jūs matot šitoj skaidrėje, kuri yra čia, mes matom, kad viršui yra aktyvi fazė, apačioj yra lengva fazė. Ir matom, kai pas mus aktyvumas, aktyvi fazė, tai gali būti ir fizinis aktyvumas, o gali būti ir psichinis aktyvumas, keičiasi kraujo kiekis, kurį mūsų širdis pradeda varyti per sistemą. Ir šitoj vietoj vidaus organai pradeda kitaip reaguoti. Tai yra virškinimo sistema, kaip jūs matot parodyta čia, jeigu ramybės būsenai, jei atitinka 20-25% kraujo, tai kai yra krūvis, tai nuo 3 iki 5. Jeigu mes pažiūrim į širdį, širdis veikia praktiškai taip vienodai. Jokio skirtumo. Jinai išmeta maksimaliai, kiek gali tuo metu. Bet inkstai pradeda dirbti visai kitaip. Ramybės būdu eina 20%, o kai tik tai krūvis, 2-4% kraujo. Matot, koks skirtumas. Jeigu mes pažiūrėsime kaulus, o kaulai, kaip žinot, iš praeitos paskaitos irgi turi maitinimą, kapiliarus, tai irgi yra skirtumas. Nuo 3-5% iki pusės arba 1. O dar didesni pasikeitimai yra smegenyse. Kai mes ramus, turim omeny be fizinio aktyvumo, smegenys mūsų dirba ir prašo kraujo pakankamai daug. 15%. Bet kai pas mus padidėja fizinis aktyvumas, turime fizinis aktyvumas, ne protinė veikla. Iš karto smegenims darosi kraujo mažiau. Dėl to, kai dideli fiziniai krūviai, arba po varžybų, mes matom, kad sportininkai nemoka duoti interviu. Tai va šita pasiekmė. Tiesiog tuo metu kūnas dar neatsistatė, sportininko smegenys tiesiog gauna mažiau kraujo ir dėl to negali gerai atsakyti. Kas darosi su oda? Su oda darosi atvirkščiai. Jeigu ramybės būsenoje tai yra 4-5%, tai krūvio metu nuo 5 iki 20. Vyksta aušinimas, mes prakaituojam. O jeigu kalbėt apie raumenis, čia iš viso praktiškai 3 gubai keičiasi kraujotaka. Nuo 15-20 iki 70-85%. Ir taip, ką mes matom? Streso poveikis yra siaubingas. Tai reiškia, kai pas mus vyksta fizinis krūvis, mes daromės praktiškai visai kitų žmogumi. Toj vietoj reikia turėti omeny, kad būna skirtingi adaptaciniai tipai, priklausomai nuo to, kaip svyrauja apkrova, ir būna teigiama superkompensacija, kaip jūs matot, jeigu krūviai visą laiką yra vienodi ir yra laiko atsistatyti. Jeigu krūviai protingai auga, irgi vyksta teigiama superkompensacija. Bet jeigu krūviai auga arba yra tie patys ir nėra laiko atsistatymui, mes matom, atsiranda neigiama superkompensacija. Kaip matot, raudona rodiklė rodo į apačią. Tas pats fenomenas gali įvykti, jeigu buvo tam tikra pertrauka, įvyksta dalinai neigiama superkompensacija, kada jūs ilsitės, bet po to, jeigu pradedat treniruotis, gali būti šokimas. Kai kuriuose sportuose tokius fenomenus išnaudoja prieš varžybas. Paskutinis variantas, kuris yra nulinė superkompensacija, dėl ilgo laiko tarpo tarp treniruočių, kūnas supranta, kad toliau tokio krūvio nebus ir nėra ko čia bijot, nėra ko čia ruoštis. Prie kokių išvadų mes ateinam? Kad jeigu mes protingai treniruosimės, duosim tam tikrą dozuotą krūvį, mūsų raumenis reaguos ir atitinkamai adaptuosis. Ir mes duosim savo raumenims tokią užduotį ir jie duos tokį atsaką, kokį mes norim. Priklausomai nuo užduočių, kurias mes iškėlėm savo. Apie tai mes kalbėjom praeitam užsiėmime. Kas yra labai svarbu ir reikia žinot. Ir atsiminti visam gyvenimui. Mūsų pagrindinė liauka, kuri skiria hormonus, tai yra antinksčiai.
Ir jeigu šitų stresų yra labai daug, ir mes pakliūnam į distreso zoną, atsiranda nuovargis. Sistema negali sugeneruoti atitinkamą kiekį hormonų ir dėl to reaguoja visos kitos sistemos, kadangi jūs, kaip atsimenat, buvo prieš tai skaidrė, kiek vidaus organų ir sistemų veikia stresas. Vyksta tai, kad žmogus silpsta ir nėra to tobulinimo, gerėjimo formos. Dėl to sporte prieš keletą dešimtmečių buvo suprasta, kad reikalingi tam tikri ciklai, cikliškumai, kaip turėtų krūvis kilt ir po to mažėti. Tai vienas iš tokių variantų parodytas čia. Tai yra 3 savaitės, kaip krūvis auga kiekvieną savaitę. Šią savaitę jinai santykinis poilsis, kada krūvis krenta. Ta savaitė mūsų visos sistemos, antikščiai, imuninė sistema, visas kūnas santykinai pasilsi, atsistato ir pasiruošia sekančiam ciklui. Sveiki visi, kūno lavinimo modulis, antra sesija. Jos metu pakalbėsime apie amžiaus grupės, krūvio testą, svorio parinkimą. Aš galėčiau išskirti šias amžiaus grupės. Jaunimas iki 16 metų, nuo 16 metų iki 40 metų, nuo 40 metų iki 55 metų ir žmonės virš 55 metų. Na, pabandysiu dabar atskirai patikslinti, kokios mano rekomendacijos būtų kiekvienos grupės atstovams. Jaunimas iki 16 metų, ką būtų galima jums rekomenduoti. Mano rekomendacija būtų tokia, kad būtų gerai apsiriboti pratimais su kūno svorio arba atlikti pratimus su pasipriešinimo gumom. Pasipriešinimo gumos jos gali būti naudojamos trejopai. Jos gali būti kaip palengvinimas kūno svorio, jos gali kažkiek tai pasunkinti pratimus atliekamus su kūno svorio, arba jos gali būti naudojamos kaip atskira pasipriešinimo priemonė, jas tvirtinant prie kažkokio tai laikiklio. Na ir faktiškai būtent tuo būtų protinga apsiriboti, tol, kol bent kažkiek susiformuos jūsų skeletas, kol sustiprės jūsų sąnariai, raiščiai, sausgyslės. Tai va, tokio tipo treniruotės vis dėlto, manau, būtų saugiausia. Ir venkite kol kas laisvų svorių, tokių kaip štangos, hanteliai, na, nebent lengvesni hanteliukai, lengvesnės gerutės, tokiai bendrai jėgos ištvermei lavinti. Bet šiaip mano rekomendacija būtų vis dėlto nuo jų susilaikyti ir palikti jas truputį vėlesniam periodui. Amžiaus grupė nuo 16 iki 40 metų. Na, su šia grupė viskas paprasta. Šiai grupiai, manau, galima absoliučiai viskas. Laisvi svoriai, štangos, hanteliai, gerutės, kokelės, bulgariški maišai, smėlio maišai. Tai yra viskas, kas atitinka jūsų poreikius ir pageidavimus. Taip pat galima dirbti su treniruokliais, jeigu to norisi, jeigu jie jums patinka. Na ir visa kita, ką galima surasti sporto salėse. Rekomendacija būtų tokia, tik tai, kad ką be pasirinktumėte, visada pasirinkite saugų pakartojimų diapazoną, kuris leistų išlaikyti taisyklingą pratimo atlikimo techniką ir visą judesio kontrolę. Tokiu būdu ilgiau išsaugosite savo sveikatą arba tiesiog jį tik gerės. Nes vis dėlto traumas yra tas dalykas, kurio reikėtų vengti kokiam lygmenyje, ar mėgėjiškam, ar profesionaliam jūs be užsiimtumėt. Amžiaus grupė nuo 40 iki 55 metų. Šioje amžiaus grupėje gali būti viskas kaip ir praeitoje amžiaus grupėje, gali būti laisvi svoriai, gali būti kūno svoris, gali būti treniruokliai, pasipriešinimo gumos. Tik tai, ką norėčiau pažymėti šios grupės atstovam, kad reikėtų vis dėlto jausti savo ribas, nesiekti kažkokių tai maksimalių apkrovų, nebandyti pakelti maksimalius svorius, o vis dėlto pajausti, kokie darbiniai svoriai jums yra optimalūs. Vėlgi, rekomendacija būtų ta pati, bandykite išlikti anksčiau rekomenduotose pakartojimų diapazonų ribose. Pavyzdžiui, nuo 7 iki 20 pakartojimų yra
diapazonas, kuris buvo rekomenduotas auginant raumenų masę. Tai va tam diapazone jūs ir stengiatės išlikti. Tuomet išvengsite traumų, išvengsite perkrovų sąnariuose, kas po 40 metų tampa vis labiau aktualu, kad būtent saugoti savo sąnarius, tausoti savo sausgyslės raiščius ir kiek įmanoma prailginti jų tarnavimo periodą. Ir paskutinė mano išskirta amžiaus grupė virš 55 metų. Kas yra svarbu šios amžiaus grupės atstovams? Tai svarbu tausoti savo sveikatą. Niekada, sakyčiau, nebesiekite maksimumo, geriau tiesiog optimaliai ramiai atlikite visus pasirinktus pratimus. Pratimuose vėlgi gali būti naudojami tiek laisvi svoriai, tiek pasipriešimo gumas. O tarp kitko aš siūlyčiau šios amžiaus kategorijos atstovam daugiau dėmesio atkreipti į pasipriešimo gumas. Nes pratimai atliekami su pasipriešimo gumom labai kokybiškai nukrauna sąnarius būtent pratimo pradžioje, kuomet judesys tik pradedamas. Tarkim, spaudimo metu, kada jūs ištempinėjate gumą, sąnarys, būdamas ne visai dėkingoje pradinėje padėtyje, yra apkraunamas daugiau. Tai gumos labai efektyviai leidžia tą judesio fazę nukrauti ir duoda maksimalų apkrovimą jau toj judesio fazėje, kurioje jūsų sąnarys yra anatomiškai dėkingoje padėtyje. Tai rekomendacija tikrai būtų naudokitės daugiau pasipriešinimo gumomis. Po to, kas būtų dar svarbu vyresniems žmonėms, būtų labai svarbu įjungti daugiau pratimų į savo treniruočių programas pusiausvyrai lavinti, nes pusiausvyra tai yra vienas iš tų faktorių, kuris yra pakankamai efektyviai pradedamas prarasti. Pusiausvyrą lavinti šiaip jau būtų aktualu aplamai, aš sakyčiau, visoms amžiaus grupėm. Bet amžiaus grupiai nuo 55 metų tas tampa ypač aktualu, kada reikia turėti gerą surinkimą savo, pavadinkime, jėgos centre, kuris yra pilvo zona, nes būtent geras pilvo surinkimas, geras tas vidinės širdies pajautimas, jis realiai padeda žmogui išlikti stabilesniam, išvengti kažkokių tai traumų, pavyzdžiui, paslydimų žiemą ant ledo. Tai pusiausvyros pratimai jie būtų labai rekomenduotini šiai amžiaus grupiai. Ir vėlgi dar viena iš rekomendacijų būtų venkite bandymų atlikti pratimus su tais svoriais, kurių negalite atlikti pakankamai daug. Tai yra mano rekomendacija būtų po 55 metų nesileisti žemiau 8 pakartojimų, 10 gal net. Geriau visada pasirinkti mažesnį svorį ir atlikti ženkliai daugiau pakartojimų, negu pasirinkti labai didelį svorį ir dirbti žemam diapazonį pakartojimų. Ta galima atlikti, bet tą gali atlikti žmonės, kurie turi tvirtus sąnarius, kurių sąnarių būklė yra gera, kurie sugebėjo nenudėvėti sąnarių per visus tuos metus. Tai tie žmonės, aišku, gali ir pakilnoti ir didesnius svorius, bet niekada nesiekite maksimumo, visada dirbkite optimaliai savo. Krūvio testas ir svorio parinkimas. Ką aš galėčiau pasakyti šiais dviem klausimais? Tai jeigu kalbėti apie krūvio testą, aš vis dėlto laikausi tos pozicijos, kad pradedančiajam nėra jokios racijos bandyti, kiek jis gali pakelti vienkartinai kažkokiam tai pratime. Vienkartinis maksimumas tegul lieka truputį vėlesniam etapui, kada jūs būsite jau kažkiek pažengę, išmokę taisyklingos pratimo atlikimo technikos, jausite pratimus, jausite raumenis, kurie dirba pratimų metu, tada jau bus saugu save testuoti ir vienkartinais pakartojimais. Nors mano pozicija yra tokia, kad aš iš principo visą gyvenimą vengiau vienkartinių pakartojimų. Pas mane patį buvo sąnariai pakankamai silpni, sausgyslės ilgos, plonos, tai visą laiką vis dėlto mėgau atlikti bent jau 4-6 pakartojimus su taisyklinga technika. Tas duoda visiškai kitą saugumo lygį. O krūvio testas, ką aš siūlyčiau
daryti, jeigu norite vis dėlto save išsitestuoti, tai testuokitės 5-6 pakartojimų diapazone. Jūs vis tiek galėsite atsekti savo progresą, jeigu, tarkim, paspausite kažkokį tai savo maksimalų svorį 5 kartus, po mėnesio kito jūs jau tą svorį galėsite kažkiek padidinti, spausdami tą patį pakartojimų kiekį. Ir tokiu būdu atseksite savo progresą, bet jūs žinosite, kad jūs rizikuojate ženkliai mažiau ir patikėkite, sąnariai išliks irgi ženkliai sveikesni, o tas yra svarbu, ypač su amžiumi. Kitas momentas - svorio pasirinkimas, kokį pasirinkti svorį, kad jūsų treniruotės būtų maksimaliai efektyvios, tai mano rekomendacija būtų tokia, kad tiesiog naudokitės tais nurodytais diapazonais, kurie buvo paminėti pirmoji sesijoje. Nes mes ten kalbėjome apie tikslus ir buvo aptarta, kokie rekomenduojami diapazonai būtų siekiant kažkurio tai apibrėžto tikslo. Tai dirbant tų rekomenduotų diapazonų ribose, jūs visada turėsite pakankamai gerus rezultatus. Ir pasirinkate svorį kaip. Jeigu jūs negalite padaryti bent to minimalaus kiekio, kiek buvo nurodyta, tarkim, 7 pakartojimų, kalbant apie raumenų masės prieaugį, tai svorį vertėtų kažkiek tai susimažinti. Jeigu jūs jaučiate, teisingiau net nejaučiate, jeigu jūs atliekate daugiau pakartojimų negu yra viršutinis diapazonas, mano minėto atveju apie raumens masės prieaugį, ten viršutinis diapazonas buvo 20 pakartojimų. Tai jeigu jūs darote daugiau negu 20 pakartojimų, jūs tiesiog pasididinate svorį, pasididinate svorį iki tiek, kad vėl nusileisti po truputį iki apatinės ribos ir tada palengva didinate pakartojimo kiekį, kol pasieksite, jeigu ne viršutinę ribą, tai bent jau kokių 15 pakartojimų kiekį. Ir surinkę 15 pakartojimų kiekį, jūs vėl galite kokių 10% apvalindami skaičių į kažkokią tai lygią pusę pasididinti darbinį svorį, vėl grįžti prie apatinės ribos ir vėl po truputį kilti į viršų. Vat toks svorio pasirinkimas, mano nuomonė, būtų pats saugiausias ir duos tikrai pakankamai gerus rezultatus, ypač jeigu kalbėti apie mėgėjišką lygį. Tema: maisto virškinimas, adaptacinės galimybės. Labai svarbi tema visiems sportuojantiems ir ne tik tai. Pradedam nuo klasikos, nuo virškinimo sistemos, kadangi tai yra sistema, kurią galima įsivaizduoti kaip ilgiausią vamzdį. Vamzdį, per kurį eina mūsų maistas arba kūras, kurį mes gaunam, ir šita sistema padaro tokį fenomeną. Iš to, ką mes gaunam, įsivaizduokit, mes gaunam N nutrientų, viskas sujungta ir virškinimo sistema sugeba tą viską išardyti. Galima įsivaizduoti kaip išardomas Lego ir po to tam tikrose vietose tas Lego surenkamas. Ardymų ir perdavimo tų Lego dalyčių, tai yra baltymų, angliavandenių, riebalų ir mikronutrientų į vidų ir atitinkamai išvedimą siima mūsų virškinimo sistema. Mes dabar nenagrinėsim, kaip kas veikia, reikia tiesiog suprasti. Tai yra didžiulis agregatas, labai sudėtingai sugalvotas, bet jisai turi savo galimybės. Tam tikrus kiekius maisto mes galim suvirškinti, bet daugiau mes nesuvirškinsim negu mūsų biologinės galimybės. Viskas, kas bus daugiau, bus jau ne pliusas, o bus minusas ir bus tai nuodai. Kadangi mums nuodų nereikia, ypatingai kadangi jie brangiai kainuoja, dėl to reikia žinoti, kokios yra galimybės ir ką mes turim planuoti, jeigu mes pradedam sportuoti ir būnam tam tikrose situacijose pasiruošimo varžyboms ar norim padaryti tam tikrus savo kūne pasikeitimus, kurie gali įvykti tik tai dėl to, kad mes su maistu gavom tam tikrą kiekį maistinių medžiagų, kurios nukeliavo statybai tam tikrų organų ir sistemų. Pradedam nuo ingrediento, kurio mums reikia pakankamai daug ir be jo mes gyventi praktiškai galim labai trumpai, tai yra vanduo. Kokios yra galimybės? Dažniausiai žmonės geria vandenį, kai atsiranda troškulys. Bet troškulys ne visada būna rodiklis, kad mums trūksta vandens.
Reikia žinoti apytiksliai, kiek skysčių mums reikia ir kokie yra greičiai įsisavinę. Skysčio kiekis kiekvienam žmogui, jį galima apskaičiuoti, tai yra maždaug 30 ml vienam kilogramui normalaus svorio. Tai vat toks bendras paros kiekis skysčių mums reikalingas, mes jį turim gauti. Kaip mes įsisavinam ir koks yra greitis. Jeigu mes vandenį geriam, tai maksimali dozė, kurią mes pakankamai greitai ir saugiai galim įsisavinti, greitis yra 300 ml ir tai yra 5-15 minučių. Jeigu mes imam valandą, tai iki litro, 800 ml per valandą. Tas punktas, kuris irgi labai svarbus ir tai yra pagrindinė mūsų atstatomoji medžiaga – baltymai. Baltymai labiausiai deficitinė medžiaga šitam pasaulyje. Dėl jos vyksta karai. N visokių programų pasakoja, kaip reikia panaikinti žmogų, labai subtiliai, baltymų deficitas. Kadangi mes žiūrim, kaip atsistatinėti ir kaip tą daryti, kad būtų teisingai, reikia žinoti, sportuojantiems baltymų dozę vienam kilogramui normalaus svorio, normalaus aš turime, jeigu jūsų riebalų kiekis yra tarp 20-25 procentų, jeigu jūsų sportas yra lengvoji atletika arba ištvermės sportas, tai maždaug 1,2-1,6 gramo. Optimalaus skaitoma, kad yra 1,6 gramo vienam kilogramui. Jeigu bus daugiau, prasideda tam tikri iššūkiai virškinimo sistemai, kurie gali būti trumpalaikiai, gali būti ilgesni, bet irgi įvyksta tam tikros adaptacijos. Mūsų kūnas prisitaiko. Skaitoma, kad maksimali dozė baltymų, kurią žmogus įsisavina kaip baltymus, o tie baltymai gali po to būti verčiami į riebalus arba į angliavandenius į energiją, tai skaitoma maksimalus kiekis 2,2. Ir dar ką reikia turėti omeny. Vienas maisto priėmimas, tai yra, kai jūs valgot, baltymų kiekis turėtų būti nedaugiau kaip 40-50 gramų. Didesnės dozės tiesiog nesusivirškina ir neįsisavina. Tai vat toks yra iššūkis su baltymais. Truputėlį kitokia situacija yra dėl baltymų kilmės. Gyvulinės kilmės baltymai išlošia palyginus su baltymais, kurie yra augalinės kilmės, pagal įsisavinimo procentą. Kaip matot šitoj skaidriai, kuri va čia parodyta, proteinas, kazeinas, kiaušiniai, pienas, mėsa turi pakankamai aukštą įsisavinimo procentą. Tai nuo vieneto iki 92. Jeigu mes pažiūrėsim augalinės kilmės baltymus, jų įsisavinimas yra mažesnis, tai maždaug apie pusę jų įsisavina. Tai reiškia, kad gauti tam tikrą kiekį baltymų, kurie paklius į kraują, reikia praktiškai dvigubai daugiau suvalgyti. Paskutinis nutrientas, kuris yra labai svarbus, tai yra angliavandeniai. Angliavandeniai ypatingai reikalingi, jeigu vyksta ilgesnės treniruotės. Čia parodytos rekomendacijos skirtos ištvermės sporto dalyviams. Jos analogiškai jėgos sporto dalyviams, kurių treniruotės ilgesnės negu valanda. Tai kaip mes matom, iki valandos treniruotę galima daryti su angliavandenių atsargom, kurios yra jūsų kūne. Jeigu treniruotė bus ilgesnė, reikia truputėlį dadėti. Koks yra tikslas šitų angliavandenių? Jie padeda mūsų smegenims, nervų sistemai dirbti sklandžiai. To, kad tas kiekis angliavandenių, ten 30 gramų, 60 gramų, tai energetiniam balanse didelės įtakos neturės. Bet padės mūsų galvai normaliai kontroliuoti visą procesą ir dėl to mes išlošim ir galėsim tobulėti. Ir paskutinis mūsų ingredientas, kuris yra labai svarbus dėl sveikatos, virškinimo sistemos darnaus darbo, tai yra ląsteliena. Jeigu mes ląstelienos negaunam tiek, kiek turi būti, keičiasi mikrobiotos kokybė ir atitinkamai neįsisavina daug mikroelementų, negaminami tam tikri vitaminai,
tokie kaip B12, nuo to priklauso geležies įsisavinimas ir taip toliau. Dienos norma minimum 25 gramai. Jeigu raumenų yra daugiau, ląstelienos turi būti daugiau. Tai salotos, žalumynai, viskas turi būti. Jeigu to negalit, ieškokit maisto papildus, kurie turi ląstelieną, tokie yra, ir tai jums išgelbės jūsų situaciją. Tiek šiandien ir iki. Visi balsuojam, statom laikus, pasirašom, dalinamės šitą informaciją su draugais. Šitas blokas ypatingas. Tik tai Kultūrizmo akademija tai sugalvoja ir pristato jums. Sportuokit ir būkit sveiki.